O, labas. Išalkau. O. Martynas išalko, bet mes atkeliavom į mamų mugę į išankstinį 70% apsipirkimą. Ir vėl darysim, kad filmuosiu aš atskrai ir Martynas atskrai. Ir tikslas surasti kuo įdomiausių dalykų ir kuo pigiau. Taip, Martynai? O ko mes ieškom? Kažko tai suspręsti noriu. Pirksi? Atkimšti. Atkimšti. Mama, pirmiems. Ei, mama, aš mokėjau. Tai mes jau viduj. Ir ką mes dabar randam? Tautė reikia kaip tik guminių. Dabar žiūrėkit. Guminiai. Vim 4 dydžio ir jie man kiek kainuos tik tai €20. Fainai, ne? Įmam. O, dar vienus radau. Irgi įmam mane, kiek čia bus 30 kart 7,10 €. Joks batukai. Merginai mūsų. Einam ieškoti, kur dabar dingo Martynas, nes aš noriu jam pamatuoti. Martynai, parodyk, ką tu gero jau radai. Vau, parodyk, kiek čia kas kainuos. Kas čia pas Tai tave? kiek šitas robotas kainavo? Jos veikiantis ar ne? Patikrinai ten baterijos? Be baterijų. O išsiaiškinai, kokios yra? Nu, nežinau, kokie 8 € pilna kaina turėjo būti turbūt, ne? Čia su 7% nuolaidą ir dar pradėjo kaina 3 €. Tai kiek tu jisai kainuos tas robotas? Apie kokią 90 centų. Gerai, rodyk, ką dar turi. Ir tokį žaidimą, kuris 2 kartus brangesnis. Toks klausyk, kur tu norėjai parodyk, koks šis su burbuliukais. Kiek jis kainuos? Tai dabar su nuolaida gal kokį 60 centų? Ne, €8. O, okei, Martynai, klausyk, tau reikia žieminių batų, mes turim bėgam, pamatuosim. Bet jie tada į mano krepšelį, gerai? €2,70. Mažai. Ei, klausyk, panaiti, vyriški batai ten. Ieškok. Ne, einam, pamatuosim batus ir tada ateis. Martynai. Nusurask mėlyną etiketę, batai vyriški. 1,8. Arba 9. Mes matuosim, bėgam. Žiūrėsim, kaip greičiau nueis. Ir tu spėk, kuriuos aš tau nužiūrėjau. Bet aš galvoju, 3,8, 3,9. Va, žiūrėk, aš tau parodysiu. Ką manai apie šitus sniego botai? Reikia žiemą. Tai tu prašau panaiti pasimatuok. Iš kur man žinoti, ar tau iš tikrųjų geri. Matuojamės. Rimtai matuojamės. Nu tai kaip man žinoti, ar pirkti vieną koją įkiš pa šitą. Kokių dar čia pažiūrėkim tų batų. Po kiemo lyg turim. Nes man atrodo, žinok, jie dabar kainuotų gal tik tai kokius 3 €. Labai. Užsidėk tai vieną batą iš. Tinka. Ne, tai tu turi su juo užsisekti ir atsistoti. Ir įkiš normaliai, tai. Labai patogu. Nespaudžia? Ne, nespaudžia. Ar geri? Taip. Nu, pirksim? Taip. Tai mamos maišą? Taip. Žinok, mama jau pasiėmė batų visą kalną. Sesiai 2 guminius. Na, kad pasakytų varį. Nu. Yra tokia parduotuvė batų kalnas.
Aš šitą parduotuvę nusipirkau. Ne, parduotuvė batų kalnas. Ne, nenusipirkau parduotuvės batų kalnas. Šiek tiek dalyką galvoju pirkti savo. Pakuotas megztukas, dėvėtas, bet galvoju kasdien su džinsais. Jautiesi, kad nori būti labai pakuotas žmogutis, tai gal nieko. Kas dar visiškai naujas pakuotas megztinis su etiketėm. Aš jau matomai ruošiuosi žiemai. Ir kelnes Promoud. Jas man kainuotų 3 eurus. Klausimas pirkti ar nepirkti. Žinau, kad Martynas nusipirko porą žaislų, vieną pakeitė. Su nusipirkęs laukia manęs, aš jums po to parodysiu, kaip jis. Šitą suknelę. Na, laikas dar paieškoti ko nors Martynui. Radau jam Desigual džempą. Etiketė pabėgus, viskas okei. Tai va, jis man kainuos tada irgi 70%, nuo 6 eurų. Labai fainas. Tik tai reikės šiek tiek nusiburbuliuoti. Ir dar žiūrėkit, ką radau, karybiškas džemperis Martynui. Jis nežino, bet mes jį imam. Štai, žinokit, apsipirkau. Dabar susitikau Martyną ir jis turės atspėti, kiek aš čia pinigų išleidau. Martynai. 60 eurų. Va šitas maišas, šitas ir dar kuprinė. Sakai 60 eurų. Daugiau. O tai, žinok, aš čia visiems pasakiau, kad tu kažką palikai ir čia kažkokį naują daiktą pirkai. Kas čia yra, tu man pasakyk. Mašinyčių arena. Okei, o mašinytės kur? Kišenių. Kas čia yra? O tai tik viena mašinytė ar daugiau? Dar čia yra mašinyčių, parodyk man iš arčiau. Vau, čia karsai. Kiek tau šitas daiktas kainavo? 5 eurai turbūt, su nuolaida. 9 centų. Tai, O ne 9 centų, o 5 eurų. tai kiek tu čia iš viso išleidai? 80 centų. Kiek? 6,80 centų. Tai kas tai kainavo tiek daug, kad tu 2 daiktus pirkai? Šitas yra euras 80, o šitas 5 eurai. Ai, 5 eurai, tai aš atspėjau, tai ką tu sakai, 90 centų? Mašinytės atskirai? O dabar pasakysiu iš tikrųjų, kiek kainavo. Tai parodo, o mes jau atsisveikiname. Ir jūs būtinai irgi dalyvaukite arba užsukite į Mamų mugę. Iki ir pažiūrėkite į mūsų kainą.